Sveiki visi, ačiū, kad žiūrite ir šiandieną čia 5. mano Redstone pamokėlė ir šiandieną aš jums parodysiu, kaip pasidaryti pianiną arba natų tokio automatiško grojimo prietaisą. Taigi ir pradėsiu, dabar pademonstruosiu, kaip tai turėtų atrodyti. Įsivaizduokit, čia jūs esate prieš kokią publiką, ačiū, jums ploja, pasižiūrit, ką grosite ir pradedate. Gal jūs negirdite muzikos, aš biškį pagarsinsiu. Štai kaip tai veikia ir dabar parodysiu, kas viduj. Nieko čia įprasto. Vieni pistonai, redstone'ai ir beatboxai. Dabar einu parodysiu, kaip ką daryti. Štai. Dabar čia turėtume daryti, pavyzdžiui, čia yra paprasčiausias būdas. Štai taip. Ir dabar pajungiame laikroduką, mano taip vadinama. Ir dabar aš esu padaręs ant lėto, galiu padaryti štai ant greito. Klausykite. Gal jūs negirdite? Štai. Išjungiame. Štai čia yra jau didesnės. Čia yra biški blogai. Štai gerai dabar. Čia yra didesnis ir čia yra kitokios natos parinktos, kaip matote. Čia yra parinktos tokios kaip žalius, tiksliai tokios kaip raudonos, jau tokios jau stambesnės, galiu pasakyti, tokios kaip stipresnės. Štai padarėme laikroduką. Įjungiame. Ups. Čia yra padaryta iš 2 laikrodukų. Ir padarėme štai taip. Kai pakylate toliau nuo jų, nesigirdi pistonų. Klausykite. Ateiname arčiau, iš karto pistonai pasigirsta. Jų greitį galima nustatyti. Gedo kažkodėl. Esmę supratote, taigi dabar parodysiu, kaip tai pastatyti. Čia yra mažesni tipai, jūs taip pat galite, štai galiu pajungti juos. Tarararambam. Galite ir su lever, bet turite greit išjungti. Galite, čia padedame taip. Jūs galite nustatyti ant greičio, kokius norite. Noriu, kad tas paskutinis, tas taip. Matote, ir jis užkimba dėl to, nes negalima statyti ant paskutinio. Štai. O tas, kad greičiau. Ir taip kuriate savo simfonijas. Arba kitaip ten kažkokius nesąmonės, žodžiu. Tai nustatysiu į Dievą. Dabar, ko jums reiks? Pistonų, redstone bloko, redstone deglo, redstone pačio, redstone repeaterių ir beatbox arba kitaip natų dėžės. Dabar padarysiu paprasčiausią variantą. Štai, dedate pistonus, prie jų redstone. Čia yra labai paprastas dalykas. Štai, sujungiate ir jūs turite su kuo groti. Bet yra viena priežastis, kodėl dabar man neveiktų šitą pusę. Arba šitą, jeigu aš čia daryčiau laikroduką.
signalus nedaeina per tiek daug blokų, tada darote va taip ir padėte vieną repeaterį. Dabar nuvedame biškį čia ir darome nedidelį laikroduką. Štai taip ir jį paleidžiate. Nieko sunkaus. Jeigu norite pakeisti natas, turite spaudinėti ant jų, kokios jūs norite, tokia jums ir sugros. Noriu, pavyzdžiui, raudonos. Štai, dabar klausykitės, kaip būtų be pistonų. Nereikia aukštai kilti, galite ir toliau biškį paeiti. Štai pagarsinsiu. Štai taip, kaip jis veikia. Čia nieko nėra sunkaus. Šitą jau esu pats sugalvojęs. Viską čia, ką esu pastatęs, čia nieko nėra sunkaus. Ir kaip jūs norite taip daryti, pavyzdžiui, aš esu čia padaręs kelis, sujungęs su visokiais laikrodukais, čia perinešęs tuos ir kad galėčiau su pressure plate'ais juos paspausti. Štai ir viskas. Tokia trumpa pamokėlė ir kągi, atsisveikinam ir Murtukas pjaudo redstone'ą. Taigi, viso gero iki kitų pasimatymų.